Tai sveiki visi. Šiandien norime mes jums su Iveta trumpai pristatyti, nes į šitą grupę susirinkom būtent visi dėl vienintelės aistros kelionių ir pasidalinsim, kaip keliauti daugiau už žymiai geresnę kainą. Tai Iveta, žodis tau. Klausom tavęs. Labukas Vilma, sveiki visi. Tai taip, iš tikrųjų mes toje grupėje jau po truputį dalinamės, kad sukūrėme grupę būtent, kad pasidalinti, parodyti, kaip žmonės gali sutaupyti, kai mes atradom šitą galimybę ir norisi parodyti ir kitiems, ar ne? O galimybė tikrai labai šauni. Daug kas dar nežino, vat ir Vilma, tu irgi pirmą kartą išgirdai, ar ne, apie tokį Taip, variantą. Iveta, atsiprašau, kad aš tave pertraukiau. Taip, tikrai, tik tai tavo postų dėka, kur tu dalinaisi, aš pastebėjau ir mane tas turbūt užkabino, ta vyšnė ant torto, kur vis uždėdavai ir sukūrė mes grupę abi bendrom tokiam mintim ir idėjom ir galvoju, nu, tai reikia dalintis, kodėl nesidalinti, gerų dalykų reikia dalintis su visais. Taip, o atostogauti iš tikrųjų mėgsta visi ir manau, kad bent kartą per metus tikrai žmonės išvažiuoja atostogauti ar ne kažkur tai, o jeigu galima rinktis tas pačias kryptis, tuos pačius viešbučius žymiai pigiau, tai kodėlgi ne. Tai vat dabar tada aš pasidalinsiu savo ekranu ir parodysiu, kaip visa tai vyksta. Taip, paspaudžiu share. Dabar turbūt matosi, ar ne? Mano ekranas. Matosi, taip. Taip, tai parodysiu, kad šita platforma arba toksai mes vadiname uždaras kelionių klubas, vadinasi Travorium. Tai yra amerikiečių kompanija, amerikiečių sukurta sistema, kuri veikia jau nuo 2013 metų. Tai iš tikrųjų nėra kažkas tai naujo. Sistema puikiai veikia, jinai buvo labai populiari ir yra populiari Amerikoje, bet dabar išsiplėtė sparčiai, labai plečiasi Europoje. Labai daug šalių jungiasi, labai daug šalių sužino apie tą galimybę, todėl mes sužinoję irgi norim pasidalinti, kaip visa tai veikia. Tai šitoje platformoje, šitame uždarame klube yra dar 4 platformos, per kurias galima užsisakyti ne tik tai viešbučius visame pasaulyje, bet taip pat ir apartamentus, automobilių nuomą, kruizai, skrydžiai, taip pat ir pramogos. Kas įdomiausia, iš tikrųjų, nuo ko pradėsiu, parodysiu, kad tik prisijungus prie šio uždaro klubo, nes prisijungti galite tik tai, kai jūs kažkas tai pakviečia, prisijungus prie klubo, jums kompanija iš karto dovanoja pasirinktinai vieną kelionę, tai yra viešbutis, pasirinktinai iš 39 pasaulio šalių ir parodysiu, kaip tai atrodo. Rinktis galite Europą, Ameriką, Aziją. Čia yra parodytas visos šalis. Tai gali būti ir Argentina, Australija, Austrija ir yra didelis sąrašas šalių, kur jūs galite prisijungus prie klubo kaip dovaną pasimti būtent viešbutį atostogom nemokamai. Parodysiu, bet ir Prancūzija yra, ir Vokietija, sakau, ir tiesiog įvairios šalis. Mes su šeima visą laiką parodau, kad Tailandas turi labai gerą pasiūlymą, mes su šeima labai norėtumėm, nes dar nebuvom. Bet tarkim, jeigu mes sugalvotumėm, kad norim pasirinkti Tailandą, vėlgi galime rinktis iš skirtingų miestų. Ir tai gali būti Bankokas, 5 dienos 4 naktis nemokamai, Kosamų sala, 8 dienos 7 naktis, Puketas, 8 dienos 7 naktis ir panašiai. Ir taip jūs galite išsirinkti nemokamai, patostogauti, būtent kompanijos sąskaitą. Tarkim, galime rinktis Ispaniją, dienos gali skirtis. Čia, tarkim, yra Barcelona 5 dienos 4 naktis, Tenerife 5 dienos 4 naktis ir panašiai. Ir tų variantų yra labai daug. Čia jau pasirinkimas žmogaus, kur jisai norėtų patostogauti, pakeliauti. Tai čia yra viena tokia platforma, aš trumpai, čia galima daugiau apie ją kalbėti, bet trumpai parodau, kaip tai atrodo. Tuomet mes turime prisijungę prie šito uždaro klubo, mes turime prieėjimą prie nuolaidų viešbučiams ir ne tik visame pasaulyje. Ir vėlgi parodysiu, kaip tai atrodo. Galime rinktis bet kokią šalį, bet kokią kryptį.
aš dažniausiai rodau Dubajų. Žmonės gali duoti pasiūlymų, kur pažiūrėti, visą laiką galiu parodyti, bet man kažkaip greitai paprastai įsiminti, tai aš dažniausiai rodau Dubajų. Tai tarkim, mes norėtume nukeliauti į Dubajų sausio mėnesį, vat nuo 5 iki 10, dabar rodau 2 suaugusiam, galima rinktis ir vaikams, yra įvairiausių pasiūlymų ir didelės nuolaidos. Ir tuomet, bet tas internetinis puslapis parodo visus geriausius pasiūlymus iš daugiau negu 2 milijonų viešbučių ir apartamentų ir parodo, ką jūs galite gauti, kiek galite staupyti. Taip. Ir prašau, tada mums parodo, būtent nuo sausio 5 iki 10 mes turime virš 1000 pasiūlymų, kur galime atostogauti. Čia visą laiką galime pasirinkti, kokius mes norime, ar mažiausią kainą, ar geriausią reitingą ir panašiai, taip pat užsidėti įvairiausius filtrus, kas mums patinka. Ir atrodo, kad mes pradžioje rodo geriausius pasiūlymus, galime staupyti net iki 84%. Tai tarkim, 4 žvaigždučių viešbutis 2 žmonėm, 5 dienom kainuotų 522 eurų vietoj 3188, ar ne, sausio mėnesį. Kitas viešbutis iki 78% nuolaida. Vėlgi 4 žvaigždučių viešbutis, geras reitingas, kainuotų 422 eurai 2 suaugusiam. 4 žvaigždučių dar vienas viešbutis su labai geru reitingu, taip pat 318 eurų vietoj 1200. Tai parodau, kad tos nuolaidos yra tikrai labai didelės. Pasirinkimo yra čia jau tada jūs renkatės, ką jūs norite, ir 60%, ar jūs norite geresnio viešbučio, brangesnio ir panašiai. Čia jau jūsų pasirinkimai, bet kainos yra tikrai nuostabios. Tai Dubajų rodau dėl to, kad labai dažnai žmonės prašo tenais, daug kas nori nukeliauti, bet galima rinktis be abejo ir Ispaniją, ir visas kitas šalis. Taip pat, kaip minėjau, kad platforma turi ne tik tai viešbučiam nuolaidas, taip pat yra ir skrydžiam, bet skrydžiai yra daugiausiai tokie tarptautiniai, ilgesni skrydžiai, čia Rainiero nerasite, automobilių nuoma visame pasaulyje, kruizai ir taip pat yra pramogos, activities. Tai parodysiu, kas tai yra. Čia taip pat galime įsivesti bet kokią šalį, kur mes norime nukeliauti. Tarkim, nukeliaujam į Dubajų tą pačią sausio mėnesį, ar ne? Tarkim. Ir mes žiūrim, kokių pramogų mes ten galime išsirinkti. Norim kažką tai nuveikti, ar ne? Ne tik tai gulėti viešbutyje ar kažkur ten po palme ir panašiai, bet norim kažką tai pamatyti. Tai būtent per šitą platformą įvairiausios pramogos, tą, ką jūs galėtumėte šiaip užsisakyti, čia galim užsisakyti žymiai pigiau ir galima netgi visai šeimai. Ta prasme, neribotas kiekis žmonių. Tai vėlgi parodysiu, kaip tai atrodo. Jeigu yra kokių klausimų, tai Vilma gali paklausti. Dabar tiesiog labai susidomėjai žiūri apie pramogas, nes tikrai, kad ir Graikijai keliavom ir mašinos nuomavomės ir pasiėmėm į Zakinto salą kelionę, tai aš kai pasižiūrėjau, kiek mes galėjom sutaupyti, tai žinokit, tikrai labai stipri ta nuolaida per čia. Taip, tai mums dabar tai dienai, sausio mėnesį, tarkim sausio 7, rodo daugiau negu 1500 pasirinkimų, ką mes galime nuveikti. Čia būna tokių dalykų, aš nustačiau, kad nuo mažiausios kainos, tai ten ir SIM kortelę galima pigiau nusipirkti ir panašiai, bet dar ką norėjau paminėti, kad galima netgi transferį užsisakyti nuo oro uosto iki viešbučio būtent per šitą platformą ir parodysiu, kaip tai yra. Tai kainos prasideda, tarkim, nuo 4 eurų, ar ne, kažkoks tai kelionė į Dubajų, 1-2 valandos, 4 eurai su traukinuku kažkokiu, tai ar ne. Ir įvairiausių variantų, pasiplaukėjimas, fontanų pusvalandis kainuotų žmogui 7 eurai. Kažkokie tai vėl pasivaikščiojimai arba kažkoks pramogų, kaip suprantu, dienos pasas irgi 4-5 valandom kainuotų 7,57 žmogui. Kainos tikrai įspūdingos. Ir čia yra įvairiausių variantų. Kas mums labai patiko,
Tuoj parodysiu gal čia kokiam 3 puslapį. Yra tie tokie pasiplaukiojimai laiveliu. Nors čia vat viskas keičiasi. Aš matau, kad yra didesnis pasirinkimas, negu anksčiau žiūrėjau. Bet yra vat įvairiausi pasiplaukiojimai laiveliu. Kruizas su vakarienė, 2 valandos žmogui kainuotų 13-14 eurų. Tai, nu, iš tikrųjų, kaina tai tikrai įspūdinga, ar ne? Tai tikrai tokios kainos, tai vien vakarienė, o čia ir pasiplaukiojimas laive. Vat kruiziniam. kruizas Dinner Dubai Creek kainuotų 14 eurų žmogui. Bet ir visokių tokių katamaranas su vakarienė irgi, koks čia 1,5 valandos kainuotų 14 eurų 18 centų. Sakau, įvairiausių variantų ir safari, ir kažkokie tai gali būti muziejai, skirtingose šalyse, skirtingos pramogos, bet jų yra įvairiausių ir kainos yra labai geros. Vat kaip ir sakiau, kad privatus transferis Dubai kainuotų 15 eurų. Ar ne? Nu, kaina tikrai labai gera. Tai va, tai kaip ir minėjau, tai yra ne tik tai viešbučiai, yra skrydžiai, yra automobilių nuoma, kruizai ir tos pramogos. Bet tai yra ne tik tai šita platforma, kaip sakiau, čia yra iš viso 4 platformos. Yra dar 2 platformos, kurias, kai esame šito klubo narys, mes renkame taškus. Ir už tuos taškus mes paskui galime pasiimti kelionę. Gali būti beveik nemokamai kelionė. Vėlgi pasirinktinai į pasaulio kažkokią tai šalį. Ir parodysiu, kaip tai atrodo. Yra kompanija tada suprogramuoja, taip nustato, ta prasme, tokius kelionių kryptis, parenka tam tikrus viešbučius ir mes galime įsigyti jau tą tokį kelionių paketą. Tarkim, Panama už $79 arba Las Vegasas už $19. Yra, aišku, ir brangesnių, bet Budapeštas Vengrija už $339. Ir tuoj parodysiu, kas įeina ir kaip tai atrodo. Yra išskirstyta mėnesiais ir kiekvieną mėnesį yra įvairiausių pasiūlymų. Pavyzdžiui, į Ispaniją kovo mėnesį galima nukeliauti už $49, kai panaudojame savo taškus. Ir parodysiu, kas čia įeina. Tai iš tikrųjų labai gražus, prabangus viešbutis. 5 dienos 4 naktis, 4 žvaigždučių viešbutį, deluxe kambarys su pusryčiais ir vakarienė. Ir tai gali jums kainuoti $49. Tai iš tikrųjų įspūdinga. Ir tai yra dažniausiai tai būna 2 žmonėm ir 2 suaugusiam ir 1 vaikui. Papildomas vaikas galima dasimokėti kažkokią tai nedidelę sumą, ten būna $10 už naktį, $25 už naktį ir panašiai. Ir tų pasiūlymų yra įvairiausių. Uzbekistanas $199, Portugalija $159. Vėlgi žiūrime, kas į tai įeina. Tai vėl 5 žvaigždučių viešbutis, rezortas, 5 dienos 4 naktis su pusryčiais kainuotų tik $159, kai mes panaudojame savo taškus. O taškus mes kaupiame, kai esame narys kiekvieną mėnesį. O Iveta, tada vat klausimas dar, tai kaip tapti tuo nariu, kad gautume mes visus šitus privalumus? Ir paskui dar antrą klausimą užduosiu, tai bus apie vat slidinėjimo kurortus, nes vis tiek artėja tas žiemos sezonas ir manau, daugam būtų aktualu. Taip, tai prisijungti prie šito uždaro klubo kainuoja $349, bet kaip minėjau, iš karto jūs gaunate pasirinktinai kelionę, pasirinktinai iš 39 pasaulio šalių. Jums kainuoja skrydžiai be abejo, nes kompanija yra Amerikos, o veikia visame pasaulyje. Tai, bet jūs gaunate dovanų viešbutį. Ir galite rinktis praėjus 2 savaitėm nuo prisijungimo, o išnaudoti galite per 18 mėnesių. Tai iš tikrųjų, ta prasme, turite ilgą laiko tarpą, nesate pririštas prie datos, datą renkate jūs, jums duoda kelis pasiūlymus, išsirenka, tarkim, šalį, tarkim, Tailandą, ar ne, ir jums Tailandė pasiūlys kokius 2 ar 3 viešbučius, iš kurių jūs galite išsirinkti, kur jūs norėtumėt nukeliauti, pasirenkat savo datą. Ir jūs esate laisvai kontroliuojate, kada norite keliauti. Tai čia toksai prisijungimo mokestis. Yra ir narystės mokestis kiekvieną mėnesį, tai yra maždaug 123 eurai, bet jūs už tai gaunate iš karto 270 taškų.
Ir kaip sakiau, kiekvienas narys kiekvieną mėnesį kaupia tuos taškus ir paskui panaudoti tuos taškus galite pasimti kelionę už $129, už $59 ir panašiai. Dar parodysiu, yra dar įvairiausių variantų, tai tarkim, vėlgi Panama $79, ar ne? Čia, sakau, yra brangesnių, bet reikia visą laiką žiūrėti, kur tai yra. Į Balį už $300 irgi kaina įspūdinga, nes Balį taip pat kainuoja, geri resortai taip pat daug kainuoja, tarkim 6 dienas 5 naktis, 5 žvaigždučių viešbutis su pusryčiais. Už $300 kai panaudojate 1900 taškų, tai čia būtų maždaug 6-7 mėnesių narystė. Las Vegasas už $19. Paskui parodysiu, kad yra Dubajus, kažkodėl tai duoda labai visada gerų nuolaidų. Puketas Tailandas už $99. Vėlgi, geriausias resortas prie pat jūros. 7 dienos 6 naktis, 4 žvaigždučių viešbutyje su pusryčiais. Panaudoti reiktų 1800 taškų, ar ne? Tai jūs, būdamas klubo nariu, kaupiate kiekvieną mėnesį, tai čia kaip ir taupimas į ateitį, galima sakyti, ar ne, savo atostogom. Ir jūs gaunate... Taupyklė, ne? Ir žinai, kad niekur neišleisi, dėdė atskirai ir paskui jas panaudoji. Bet kokiu atveju tai atsiperka, todėl kad šitie rezortai jau taip yra su nuolaidom, o jūs galite pasimti, tarkim, už 19, už $79. Parodysiu, yra Dubajus, ar ne, už $1. Šitas jau yra išparduota, bet vėlgi 7 dienos 6 naktis Dubajuje, 4 žvaigždučių viešbutyje su pusryčiais gali kainuoti tik tai $1 visiškai. Nu, tai įsivaizduokit, jūs, tarkim, 6 mėnesius, kad ir po €120 kaupat, ar ne? Ir jūs galite paskui keliauti po $1, bet čia tik tai yra viena dalis. Jūs turite prieimą prie visų kitų viešbučių pasaulyje, jūs ten galite ir vienai nakčiai kažkur nuvažiuoti ir sutaupyti 50 ir 100 eurų ir taip toliau. Ta prasme, kad jūs turite prieimą prie didžiausių nuolaidų ir jūs plus kaupėte tos taškus, kur paskui galite pasimti va šitaip nemokamai, beveik nemokamai kelionę. Parodysiu, dar viena platforma yra, kuri yra už taškus taip pat, kai jūs esate narys. Jūs galite paskui pasimti už tam tikrą vėl taškų kiekį apartamentus. Ir tai gali būti irgi bet kur pasaulyje. Dabar parodysiu ant greičio. Tarkim, pasirenkamės Europą, norėtumėm nukeliauti, kokį balandžio mėnesį, tarkim, ar ne, 7 dienom. Ir parodysiu, kiek visą tai kainuotų. Mes esam nariai šitoj kompanijai nuo maždaug rugpjūčio mėnesio, tai mes turim jau virš 1000 taškų, tiksliai dabar net neatsimenu, kiek mes turim. Ir mes jau turime maždaug 83% nuolaidas kai kuriem rezortam ir galime pasimti apartamentus, su tokia didelė nuolaida. Pabuvę dar porą mėnesių nariais, mes jau gausime, kai kurie apartamentai mums nieko nekainuos visiškai, mes galime tada nuskristi ir pabūti visiškai už dyką. Tai tarkim, kažkur Italijoje mes galėtumėm išsirinkti apartamentus už $149 7 naktim. Ir tai ne tik tai mums 2 suaugusiam, tai gali būti ir vaikam, ten iki 4 asmenų, ar ne? Vėlgi, kadangi nustačiau Europą, tai čia rodo įvairias šalis. Tai ir Anglijoje, tarkim, 4 naktis $149. Vėl Italija 7 naktis už 166. Ir čia irgi yra įvairiausių variantų, galima išsidėti filtrus, kokius jūs norite, ne? Kanarų salos, 4 naktis, gali kainuoti tik tai $200. Parodysiu, tarkim, nežinau, ką čia pasirodo, ir Suomija, ir įvairiausiai yra, tarkim, pasirenkam Švediją 7 naktis, kainuotų $166. Parodysiu, kaip visą tai atrodo. Kad mes, tai gali būti netgi iki 6-8 žmonių. Jeigu studiją mažytę įmam, tai $274, $166, bet turėtų būti, čia nerodo variantų, kartais būna net iki 8 žmonių. Toj atrasiu variantų tokių. Ta prasme, kad keliauja visa šeima ir, sakau, dar pusę giminių galima pasimti. Tarkim, Suomija, ir Turkija kažkur tai gali. Tokį namelį, jeigu pasiimti, ne, resortas. Tarkim, pasižiūrim, kas yra Turkijoje. $202 vietoj 700. Ir vėlgi kažkodėl tai... kadangi aš nustačiau 2 žmonėm, tai man rodo visus tos mažiausius variantus. Jeigu nustatyčiau
su vaikais, tai tada išmeta įvairiausių variantų ir 2 kambariai gali būti, ir, kaip sakiau, iki 8 žmonių ir panašiai. Tai čia jau renkatės patys. Bet esmė, kad būnant būtent klubo nariu, kaupiant taškus, jūs paskui galite pasimti Tenerifei apartamentus visiškai už dyką. Tai vėlgi, tarkim, Italiją pasižiūrim, ar ne? 7 naktys $150. Ir jeigu pasirinktume, kur yra kambariai, tai atrodo, kad, tarkim, vieno kambario apartamentas iki 4 žmonių kainuotų $149. Tai sakau, tų variantų yra įvairiausių, bet kitas yra iki 6 žmonių ir panašiai ir panašiai. Tai Bet čia va dabar apie Italiją, tai iš tikrųjų labai gerai, nes dauguma iš mūsų mes ir savo automobiliu keliaujam iki Kroatijos, Italijos, atvažiuoti po Europą. Tai mes galim tiesiog, tuos viešbučius, nes kaip žinom, tai nakvynė, kad ir Kroatijoje vasaros metu, ar, kaip yra sezonas, tai ten už vieną naktį jau už 100 ten šeimai, tai labai retas atvejis, kad surastum. Tai sakau, čia tų variantų yra begalė, iš tikrųjų galima ieškoti ir mes turime prieigą jau prie viešbučių žymiai su didesnė nuolaida ir plus, esant narys, mes galime kaupti taškus ir pasirinkti tos apartamentus. Tai vat tokia platforma, kai mes atradome, mes su šeima irgi mėgstame keliauti, kai mes pamatėme, mums parodė, tai mums iš karto buvo, kad wow, čia galima tikrai taupyti kelionėm ir apskritai daug žmonių prisijungia, kaip sakiau, ateičiai taupyti kelionėm, bet yra toksai variantas, bet galiu pasidalinti, kad galima rekomenduoti 3 žmonėms būtent šitą platformą ir tuomet žmonės prisijungia, kompanija pradeda mokėti po $4.45 kiekvieną dieną ir jums pasidengia tas narystės mėnesinis mokestis. Tai tarkim, aš prisijungiau, aš porą mėnesių taip pat naudojusi, mokėjau narystės mokestį ir nieko per daug negalvojau, bet papasakojau vienai draugiai, papasakojau kitai draugiai, jos užsinorėjo, jos prisijungė ir dabar man narystės mokestis man visiškai nekainuoja iš kišenės, man kompanija moka ir pasidengia būtent tas narystės mokestis. Tai aš būtent kaip rodžiau, kad yra kelionę, tarkim, į Dubajų už $1, tai aš būtent už tą $1 ir galiu keliauti. Ta prasme, man tai visiškai daugiau nieko nekainuos iš kišenės. Man tie taškai vis tiek kaupėsi ir paskui aš juos galiu panaudoti, susimokėsiu $1. Dabar čia yra, aišku, išparduota, bet tų pasiūlymų visada atsiranda ir aš keliausiu atostogų labai pigiai. Tai man atrodo, toks variantas iš tikrųjų daug ką vilioja. Ir kodėl nepasinaudojus. Man tai yra tikrai super. Tikrai taip, tik tai reikia, kaip sakau, paanalizuoti, pasidėlioti visas tas savo galimybės ir kokią naudą mes gaunam. Jeigu dar tada turim truputį 5 minutės, kad neįsiplėsti dar apie žiemos tos, paimkim kurortus, kur slidinėjimo. Tai be abejo galima ir slidinėjimo kurortus rasti. Aš nesu slidinėjus, aš nežinau, bet čia turbūt... Bet gal vesti iš tikrųjų sausio mėnesį, tai gali būti ir Alpės, ir, į Alpės, pavyzdžiui, Prancūziją galim pasižiūrėti pačią ir Zakopanę, ir Slovakiją. Daug kur. Tai Kokį mėnesį, tarkim, sausio mėnesį? Galim sausio galim pradžiai. Tarkim, sausio. Nes mačiau, kad jau Zakopanė labai gražiai pasipuošus, tikrai labai vilioja, nes vasarą keliavom, tai tikrai norisi ir žiemos sezoną. Tai tik tai dar paminėsiu, kad tos nuolaidos iš tikrųjų keičiasi nuolat, kad jeigu šiandien kažko tai nerado, tai visą laiką galite ir vėliau prisijungę po savaitės, ten po kelių dienų atsirasti tų nuolaidų. Tai čia visą laiką reikia stebėti. Ir Zakopanę nustačiau sausio 12-16 dienomis, dabar 2 suaugusiam galima pakeisti. Ir kažkokie tai apartamentai, namukas, kaip matau, iki 38% nuolaida. Tai vietoj 537 kainuotų 331, beveik kiek čia 5 dienos, ar ne 4 dienos.
Ir vėlgi įvairiausių yra variantų: apartamentai ar viešbučio kambarys. Nežinau, kas ten populiariausia, kaip ten nesu buvus iš tikrųjų. Žinau, kad labai gražu, bet nesu buvus. Gražiausia tai pasiimti, kad tie kambariai būtų su vaizdu į kalnus. Aha. Tai geriau šiek tiek daugiau sumokėti, bet kiekvieną rytą ir dieną tave džiugins tas vaizdas. Tai Na, va, visada sakau, tų variantų tikrai yra ir nuolaidos matau, kad yra vietoj 500, 600, kainos apie 300. Tai tikrai irgi galima sutaupyti. Ne visada bus nuolaidos 80%, ar ne, tarkim, visose šalyse, bet kad sutaupyti, tai tikrai galima. Plius, dar ko nepaminėjau, iš tikrųjų, kad jūs užsisakydami viešbutį, apartamentą per šitą platformą, jūs taip pat gaunate 3% cashback, vadinami taškais. Nuo to, ką čia sumokate, jums grįžta taškais. Ir sekantį viešbutį užsisakant, jūs vėlgi tuos taškus panaudojate ir gaunate dar didesnę nuolaidą. Tai tos nuolaidos sumuojasi, dedasi ir galima labai nebrangiai tikrai keliauti. Tai vat, mes planuojame iš tikrųjų pasiimti kelionę į Graikiją, tą nemokamą kelionę. Mums čia netoli būtų skrydžiai, nes dabar, kai mažytę mergaitę turim, tai skraidyti norisi, kad kuo trumpesnis tas skrydis būtų, nes vis tiek išvargina. Tai vat galvam, kad iš Kipro labai patogu būtų į Graikiją nuskristi ir pasimsim ten tas nemokamas savo atostogas. Kodėlgi ne, ir atostogausim. Tai Graikija nuostabi tikrai. Vat. Buvom 2 salose, bet dar ten keliauk tikrai. Tai vat. Visiems rekomenduoju. Tai ką, gal mes šiandien ir taip baigsim. Kokių klausimų, kas peržiūrės, turės, tai visada rašykit komentaruose. Labai, bus ir įdomu sulaukti ir komentarų, ir klausimų, ir kažkokių pasidalinimų, tokių iš savo kelionių. O šiaip, taip, sakau, tokius trumpus Zoom padarysim ne vieną kartą ir parodysim įvairiausių variantų. Jeigu žmonės rašys klausimus ir kur pasižiūrėti, kokias nori pažiūrėti nuolaidas kokioje šalyje, tai visą laiką galėsim irgi parodyti. Tai komentuokit, rašykit ir visą laiką galėsim pademonstruoti, ar ne? Taip, Iveta, tai viskas. Baigiam tada. Visiems gražios dienos ir gražaus savaitgalio. Ačiū, Vilma. Visą. Iki. Iki.